Sveiki, brangų žiūrovai, žiūrovės, randuosi šiandieną Klaipėdoje. Iš tikrųjų, šalia manęs sėdi man labai įdomus, tikiuosi ir jums bus labai įdomus kovotojas, Naglis Kanišauskas. Sveikutis. Malonu. Kaip tu? Nieko. Kaip ta vasara Klaipėdoje? Vasaros nelabai čia yra, šiais metais, bet po truputį. Iš tikrųjų, norėjau pirmiausia pasakyti didelis ačiū Casa de la Pasta, teisingai, ne? Kurie mus priėmė ir leido mums nufilmuoti, nes šiandien dienai Akropolyje, kadangi rugsėjo 1 prasideda, tai yra labai daug žmonių. Ir aišku, mes kaip ir standartiškai antrąją laidos dalį keliausime į Gympliusą, į mano mėgstamiausią sporto klubą Lietuvoje. Jeigu kas nors norit, galite užsukti ir ten susitiksime. Darysim šiandien labai įdomią treniruotę su paruošęs Nagliui. Nebent dar pats nors pirmas, tai nežinau. Ne, nieko nemačiau. Ja, tai aš esu šį kartą sugalvojęs kiek kitokią treniruotę ir kurios tikriausiai dar nesu niekada rodęs. Netikriausiai, nesu rodęs, jo. Tai bus ir man pačiam įdomu. Apie tai pamatysite viską antroje laidoje. O dabar pakeliausim po tavo gyvenimą. Nesi daug davęs interviu Lietuvoje, ne? Ne per daugiausiai tikrai. Aš esu matęs vieną su Sergejum podcastą. Ja, teisingai. Toks buvo truputį, kažkas nori daugiau irgi sužinoti, tai gali ten pasieškoti, YouTube tikrai yra. Pabandysim šiandieną iš sportinės pusės kitais kampais pavaikščioti. Vis tiek nepaslaptis, Anosijas, kadangi laida išeina rugsėjo, tai Anosijas yra visiškai UTMA turnyras Kaune, kur Naglis susitinka su vienu labai nekenčiamu, kitų labai gerbiamu, trečiu geidžiamu, o kitų tiesiog prisibijo kažką ir pasakyti, Dominiku Dirkščiu. Kada šitą avantūrą atsigulė pas ten stalo? Nežinau, iš tikrųjų, čia toksai... Du klaipėdiečiai? Taip, čia jau tokia dilema labai senai jinai brendo. Čia ne vienu įtėmiai, čia jau, manau, aplamai visi šnekėdavo, toks gal būdavo kas, nes mes niekad nesam kovoję realiai vienas prieš kitą varžybose, ten sparingų yra buvę, bet varžybose netekė. Sparingų teko? Porą kartų gal, porą kartų, bet jau senai sakyčiau. Nu, tai toksai, ir visiems dabar labai įtėmiai iškėlė, viskas prasidėjo ir užsivedė, reikia padaryti. Tai čia tikriausiai šita visa intriga prasidėjo po Raizo Klaipėdoj, kuris vyko, ne? Nu, kaip ir jo, tikrai padarė įtakos Raizingas, tas tikrai. Ar tu ir Kaune išeisi su žvaguliu? Neatskleisiu. Kokią kordą turi šį kartą paruošęs? Šiaip žinau, aš į Kauną galvoju, gal žvaguliu tu ir nevešk. Ką pasiūlytum? Lemą gaila, Stasio Povilaičio nėra amžinatilsį. O čia tai tiktų kauniečiams. Žinai, kas eitų gerai būtkutį? O, tai būtų. Eita. Gerai, bet čia palikime intrigą. Aš tikrai pats būsiu varžybose ir man labai yra įdomu, kas mūsų laukia, nes iš tikrųjų bus labai įspūdingas UTMA turnyras su labai įspūdingom kovom. Tai kardas jau, kiek žinau, daugiau mažiau visiems aiškus. Man ten tik tai dar neaišku labai daug dėl tų užsieniečių, kur ten turi privežti ir boksininkams ir kitiems žinomiems kovotojams, tai manau, ten toks truputį bus lengvestis kelias, bet lietuviai, kurie susitinka, tai bus wow, bus labai geros kovos. Kiek pats domėsi Lietuvos kovotojais? Kiek domiuosi, net gal nėra taip, kad domėčiausi jas labai, bet, pavyzdžiui, stebiu varžybas vis tiek visada tas įtėmiai, nesvarbu kokios būtų varžybas, tarkim, būna ir užsienį, netgi pastebiu varžybas, kai kovoja lietuviai. Nu, dažniausiai įsimeni tuos, kas gražiausiai kovoja, faktas čia. O taip, per daugiausiai, kiek sąlygos susitinku. Šiaip, kas gražiausiai nokautus padaro, dažniausiai atsimeni. Ar esi buvęs UTMA varžybose kaip žiūrovas? Taip. Tekę, ne? Ja, porą kartų jaučiu. Kaune? Vienam pirmųjų, dar kai buvo Haliai. Buvau tada ir buvau dabar Žalgirio arenai. Ar tada galvojai, kad UTMA eis taip toli? Buvo įdomu. Aš nebuvo taip, kad sakyčiau, kad jie tikrai neis. Bet aš toks ne tai, kad neutralus, aš tiesiog žiūrėjau, kur tai nuves. Nu, įdomu tikrai. Nes kovas ganėtinai rimtas stato, tai dabar tai wow, iš viso. Tikrai. Nes tikrai iš pradžių, aš pasakysiu asmeniškai nuo savęs, kad man iš pradžių atrodė, jog tikrai, nu, žinai, ypač buvo labai daug įtakos kalbų visokiausių. Žinai, vieni palaiko, kiti nepalaiko, daug kas dar iš tos KOK, žinai, federacijos nenorėjo pereiti. Tai aš galvoju, kad čia šitas traukinys nepavažiuos. Bet jisai tiek įsivažiavo, kad šiandien dienai tai yra labai aukšto lygio renginys su aukščiausio lygio varžovais, kovotojais. Tai yra wow. Taip. Labai iškėlė stipriai. Super. Gerai, mes dar grįšim prie UTMA.
Aš visada mėgstu pradžiai pasidaryti blitzą. Aha. Blitzas yra ta... Gerai. Okay. Žiūrėjom. Važiuojam, ar? Prieš tai dar paklausiu, ar tekia mano laidų matyti? Ne, aš nelabai podcastų nieko nežiūriu. Laiko gal, ne? Ne, žinau, kažkaip man net netraukia žiūrėti. Okay. O save žiūrėsi? Save pažiūrėjau? Nežinau, net nelabai iš tikrųjų. Bet susierų žiūrėjai save? Ne. Rimtai nežiūrėjai? Nežiūrėjau. Bet šitą, kai sportuosim, tikrai pažiūrėsim. Gerai. Bent jau kamerai, panaluok. Gerai. Pažiūrės. Gerai, tikrai nežiūrėjau. Gerai, varom tada blitzą. 20 klausimų, taip ne, pirmiausia, kas šauna į galvą. Jeigu norėsi, galėsim po to kažką padiskutuoti, jeigu ne, važiuosim toliau, temų yra. Jeigu ką, galėsim iškirpti. Visada galim, bet niekada nekirpam. Nes visą gaunasi, kas labai gerai. Važiuojam. Višta ar kiaušinis? Višta. Audi ar BMW? Mersas. Nėra tokio varianto. Gerai, BMW. Boksas ar bėgimas? Boksas. Paplūdimys ar kalnai? Kalnai. Žalgiris ar rytas? Rytas. Lietuvoje žiūrėti filmą ar vakarėlis? Pakartojam. Lovoje žiūrėti filmą ar vakarėlis? Ai, filmą. Okay. Vilnius ar Kaunas? Vilnius. Popsas ar house muzika? House. Vasara ar pavasaris? Vasara. Laikas su draugais ar būti vienam? Su draugais. Aukštis ar greitis? Abu. Ne. Šiaus man. Greitis. Proteinas ar kretinas? Kretinas. Raudona ar geltona? Raudona. Arbūzas ar bananas? Arbūzas. Alus ar vynas? Vynas. Laikrodis ar batai? Laikrodis. Blondinė ar briunetė? Nesudeginti. Miltų. Gerai pagalvok. Brunetė. Šuo ar beždžionė? Šuo. Miestas ar kaimas? Miestas. Ledai ir burgeris? Burger. Kas čia su to Kaunu ir Vilniu? Palauk, nesupratau. Nu. Kur čia bėdelė? Pats buvai Kaune, kurį laiką gyvenai. Nu, turėjai ir stovyklą ten, visą kitą. Yra jo buvo. Turėjai karjeros etapų. Turėjau. Aš nepatiko. Ne, skonu viskas gerai. Čia nurytas Vilnius buvo. Jo, bet kodėl rytas? Kas čia? Kur čia? 70% Lietuvos palaiko Žalgirį. Kaip Lietuvos krepšinio komanda, taip. Bet kai tarp mestinių, tai sakyčiau rytas. Man ir fanai smagesni žymiai. Bet supranti, kad kovosi Kaune? Man gerai, tebūnė. Jau atvažiuoja Dominikas, kuris turi su Kaunu susipykęs. Abu nušvilpinės. Karočią atvažiuoja, įdomu, žinai, kaip kauniečiai, kurį didesnių priešų palaikys. Nes dabar, žinai, kas pamatys šitą laidą, Žalgirio nemėgsta, pasirinko Vilnių. Ką ten Plaudį dar pasirinkai? Žinai, kad Kaunas BMW? Aš sakiau BMW. Ai, gerai. Sakiau BMW, jaučia. Jaučia. Tikėkimės. Dar vienas toks trumpas iš tų, kas man kilo paklausti. Alkoholis. Kiek? Negeriu. Visai ne? Visai ne. Dėl to nežinau, kurie atsakyti. Jo, nes dažnai su kovotojais, profesionaliais kovotojais, kiek susiduriu, dažniausiai nežinau, ką aš sakau, pasirink, kurį gertum, jeigu gertum. Kuris tau atrodo gal mažiau piktas ar labiau skanus, nežinau. Tai vynas, gal jis atrodo saldesnis. Bet ar tu nesi visai geręs, neturėjęs etapo, ar tiesiog... Tau yra 25 ar bus 25? Bus, jo. Spalį atrodo, ne? Nesakysim, kada. Pasisekite patys. Tai, okei, 25 dar nėra gali, bet nesi tas, kur sakai, kad aš visą gyvenimą dabar negersiu. Man nėra poreikio. Aš dabar šiuo metu... O gal tu žinai nepabandėjai ir nežinai kaip gera? Ne, esu bandęs alaus vieną. Okay. Bet taip... To pačiu nealkoholinį jaučiu. Esu bandžius vieną, bet tas buvo nealkoholinis. Ne, nepatiko. Kažkaip aš moku, tarkim, kai būna ten koks, nežinau, vakarėlis ar kažkas, aš galiu atsipalduoti ir be to, ir man būna linksmiau negu tiem, kas prigeria. Ir aš po to dar galiu parvairuoti namo ir švaria galva atsikelti rytą ir salėje. Atsikaltuoti, savo gyvenimą. Tai man dėl to kažkaip išmokau, tai kažkaip nematau poreikio. Čia yra vienintelis minusas alkoholio, kad sugadina keliom dienom į priekį gyvenimą. Toks, žinai, turi keisti savo planus. Ypač, kas sportuoja, tai, man atrodo, kad sunkiai suderinamas reikalas, nebent tai nežiūrima profesionaliai sportą. Jeigu dėl savęs sportuojate, tai ir gerkite dėl savęs, žinai. Čia kaip ir valgymas, žinai. Kas profesionaliai užsiema sportu, dažniausiai tą maistą stengiasi pasižiūrėti. Tai čia nuo jūsų tikslų tikriausiai šitaip. Bet aš nemanau, kad čia reikia ant kažko pyk, nes dabar, žinai, būna labai, čia nusistato žmonės ir čia tas ten alkoholį vartoja, kaip čia atrodo, kaip čia daro. Svarbu, saikingai, kad neblūdytų. Svartau. Kol aš važiavau iš Kauno į Klaipėdą,
taip. Įmečiau storiuką. Kas nespėjote, bičiuliai, parašyti sorry, tiesiog ekspromptu sugalvojau, tai faktas, kad aš prieisiu prie tų klausimų, rutintojus užduosiu, bet aš turiu ir savo klausimų. Okay. Pakalbam apie All Stars. Taip. Man labai įdomu. Man labai įdomu žmonės, kurie siekia daugiau negu Lietuva. Kurie supranta, kaip išeiti ir kaip daryti. Žinai, kaip atsirado tavo gyvenime All Stars, tai yra klubas Švedijoje, kur Naglis, kiek šių metų sportuoji? Nežinau, daugiau negu 3 tikrai, 4, gal 5. 4-5 metai. 5 jau. Kaip jie atsirado, nes tu kovoji nuo vaikystės, pas tas kovų sportas buvo. Nuo vaikystės visą laiką Klaipėdos krašte, pavadinkim, taip? Taip. Esi tikras Klaipėdės? Ja. Okay. Kaip atsirado Švedija? Aš suprantu, kad keltas kelia ten, žinai, netoli. Iš Kauno lėktuvas. Iš Kauno? Iš Kauno. Keltas yra, ar ne? Yra. Okay. Bet toliau reikia važiuoti. Okay. Ja. Tai atsirado, viskas prasidėjo per COVID, kai aš kovodavau Lietuvoje dar tuo metu ir... Mėgėjus? Ne, jau profose, kiek tas pačiose kovojau. Teisingai, turėjai fainą klubą. Taip. Tai ir tuo metu per COVID ten kažkaip jau baiginės ir vidurys buvo ir atsirado vadybininkai, pradėjo tai prašinėti vienu metu labai stipriai. Agentai. Pradėjo rašinėti, nes norėjo prie savęs pritraukti ir panašiai. Tai taip gavos, kad su vienu iš vadybininkų pasirašiau sutartį. Ir gavau kovą, tokį short notice, išvažiavau į Abu Dabį kovoti. Pirmą kartą... Čia kur po karantino ta kova buvo? Tokia, ten Abu Dabį dar irgi toks lockdownas buvo, sakykim. Tai tą kovą gavau, bet esmė buvo tame, kad susipažinau ten su to pačiu Guramu, kuris su FC kovoja. Mano vadybininkas taipogi labai gerus santykius palaiko su... Ar tu su to pačiu, atsiprašau, kad pertrauks? Ir dabar toliau su to vadybininku dirbi? Taip, okay. Tas pats iki šiol niekas nesikeičia. Tai vadybininkas sako, mes patys supratom, kad mums reikia kažkur eiti, nes Lietuvoje labai sunku yra palaikyti tą gerą lygį. Nėra daug tų tokių sąlygų, kad galėtum ir neprivažinėsi. Tai vadybininkas sako, nuvažiuok, pabandyk. Tai tada nuvažiavom, gavau kovą vėl, nuvažiavom, neatsimenu, gal mėnesiuką pabuvau, toksai apsižiūrėjau realiai, tada su Čimajevu susitikau tą pirmą kartą, su Gustafsonu. Tai prilipo labai, varžybos irgi pasisekė po to labai spaudžia, tai mums patiko ir nuo to laiko taip važiavom, po to gavos tokia, kaip su treneriais pasikalbėjom, ten jau All Stars'ai sakom, norėtume kaip ir atstovauti, jau kaip ir vienas iš savų norėčiau būti. Tai taip gavos, kad dabar atstovauju All Stars klubą. Kaip dažnai ten išvažiavęs prabūnė, kiek tai yra tavo gyvenimo dalis šiandien dienai? Pem. Realiai pusę laiko Lietuvoje prabūnu, pusę Švedijoje. Labai skiriasi Lietuvoje lygis, kai grįžti vis tiek, žinai, turi treniruotės, šparingus su kažko prasivesti, ar lygis, kai tu ten išvažiuoji? Faktas. Tikrai. Nemeluosiu, nėra kas slėpti, tikrai jaučiasi skirtumą. Realiai tu toksai, žinai, gaunasi Lietuvoje grįžti, toks ant lygiųjų stovi, o tau visas progresas vyksta išvykus į tenais. Taip, nes ten ir UFC atvažiuoja, nebūtinai ten turi gyventi sportuoti, kitą atvažiuoja savaitį, 2 savaitėm. Kaip stuklėlės. Tokias padaro kempus. Tai taip ir gaunasi. Tu labai daug kur savo interviu ir, šnekant, sakai, mes, kas dar yra šalia Naglio visam šitam kelyje? Visi, kas aplink mane, šeima, draugai. Turit kažkokią kaip komandą, kurią tu gali vardinti? Ne, tiesiog mūsų tokia didelė bendruomenė, labai visada draugai palaiko, atskrenda, labai džiugu, kad negaili tiek laiko, tiek pinigų. Nes aš dėl ko norėjau pritemti, tai prie tavo tėvukų, kuris yra tavo, kaip čia pasakyti, man jau Hebra iš seniai parašė informaciją, žmogus, kuris dalinai agentas, tavo gyvenimo agentas, gal sakykime, tavo kovotojo kelio agentas, kuris yra tavo didžiausias palaikymas ir trenerio kampe pastovėjęs ne kartą ir finansiškai padeda visą šitą dalyką daryti. Tikrai taip, sutinku su tam. Jis tikriausiai vis dar visur šalia, ne? Taip. 100%, nes dabar, pavyzdžiui, ir paskutinės varžybos dabar nesimenu, bet buvo irgi paskutinėse varžybose kampe stovėjo vienas iš All Stars'ų treneris ir mano tėtis, tai... Tau labai svarbu, kad jis tai būtų? Jo. Svarbu, nes mėgėjai pradėjo važinėti kartu ir taip iki pat dabar. Ar neturėtų kokio nors konflikto, žinai, kur būna kartais norisi pasiūsti? Aiškus būna. Kam nervuoja, Jo, žinau, bet būna kiti, žinai, labai stipriai susipyksta, nes kartais pradeda labai stipriai įsiskirti požiūris, žinai, vienas labai spaudžia, reikalauja kažko, tu nori, jau, žinai, galbūt savo kelio. Taip, ne, kažkaip per daug, ne, jis mane, tas žmogus, kuris mane atvedė į salę ir laikė, tarkim, aš ėjau karate nuo mažų dienų
Tai ir buvo tas momentas, kai visi pradėjo krepšinį eiti. Aš einu į karatę, man sako gerai, bet tu tada pabandyk tą kažį pažaisi, bet vis tiek toliau eini. Kokie 8 jaučiu, kur pradėjo tas lūžis, kur nebenori, jau atsiranda toksai. Tai, bet sako, tu toliau eini į karatę ir sako, gali šalia eiti krepšinį, jeigu nori. Na, jau porą treniruočių supratau, kad ne man tas krepšinis ir taip iškrito. Tas. Tai jau. Supratau. Toksai vat. Ok, važiuojam tada tolyn. Man įdomu, kai Lietuvoje vyksta varžybos, ne? Tu esi kaip ir All Starsams atstovas, klubo narys, jų sportininkas. Lietuvoje vyksta UTMA varžybos. Taip. Kas tavo kampe stovi? Tai praeitą kartą UTMA varžybose All Stars treneris negalėjo atskristi, nes susirgo paskutinę minutę, susirgo, riebiai susirgo iš tikrųjų. Virusiuko pasigavo, tai stovėjo mano bokso treneris, kuris yra klaipėdietis. Gerai žinomas boksininkas Mindaugas Kulikauskas, aš pas jį čia vietoj sportuoju dažniausiai visada. Tai jisai stovėjo tėtis mano ir tada buvo iš Neptūno vienas žmogus, Dainius, draugas. Santykis su Neptūnu? Taip. Toks labai pas jūs kažkoks stiprus, kas čia iš kur čia atsiradė? Tai žinau, kaip čia vardinti, sakyčiau, norėjimas gal... Aš gerai ten pažįstu iš Neptūno vidaus žmonės. Taip, ir labai gerai sutarėm. Bet čia vėl tėvuko? Ne. Santykiai? Čia tiesiog jau draugų būrys, gal sakyčiau, iš draugų, taip visas. Ir net nežinau, ką pasakyti. Tada atsirado, kad Sergejus pasitapo Vuls ambasadorium. Jo. Ir tada sako, o tu nenorėtum Neptūno būti? Sakau, kodėl gyvenu, abipusė nauda, tokia smagu tikrai. Tai... Ar tave Klaipėdoje atpažįsta? Atpažįsta. Nesu gal tas, kurį per daugiausiai, bet atpažįsta. Ok. Jo, žinai, aš galvoju, kaip kitose miestuose tikriausiai nėra taip, nes man tu visą laiką buvai toksai, aš te pastebėjau prieš keletą metų, iš tikrųjų, kai pradėjau pats daugiau domėtis kovinių sportų. Esu bandęs pasportuoti ir asmeniškai pas Igną Barysą Kaune, puikus bičiulis man, ir tikrai dar sugrįšiu ne kartą. Ir tada, kai pradėjau domėtis, aš tai atradau kaip tokį Lietuvoje mažai žinomą, mažai kovojusi, bet užsienyje tu jau darai tokias kovas, kurios yra visai kito levelio. Ir kai pamačiau tavo MMA kovas, kur Anglijoje vyksta, Londone buvo, tai wow, ten kažkas... Iš karto klausimas, ar dar grįžti prie to šukuosinos? Nežinau. Žiauriai šiaip tiko tau. Tai čia dabar vieni sako, žiauriai netiko. Aš įmesiu žiūrovą iš tą nuotrauką. Jūs galite į komentarus parašyti, ar Nageliui pasiruošti šitai kovai su Dominiku Dirkšiu šitą šukuosiną atgal, nes jinai buvo grėsmingesnė. Grėsmingesnė? Jo, tokia aštresnė, tokia blemba, kur toksai, piški pribijoti reikia jau. Nes dabar toksai, atrodo, žinai, labai geras ir... Tai čia visiems dažniausiai būna, sako, toks geras atrodo, sako, kaip čia gali. Kaip prilipo tas tavo smile visas reikalas? Smiling boy, tai iš tikrųjų buvo... Dėl to, kad tiesiog mėgsti šypsoti žmonėms? Jo, man visada, aš labai retai, kada piktas būna ir aš viską juokais nueinu, stengiuosi toks lengva forma ir reikėjo sugalvoti, man atrodo, nickname ar puslapį Facebook'o, gal netgi kūrėm tada ir tipo reikia kažką iššauti. Ir sako, ai davai smiling boy, vis tiek visada šypsaisi. Tai taip ir gavas iki dabar ir visi žino jau. Tave žinom, Anglijoje irgi kaip smiling boy? Taip. Okay. Taip. Tavo didžiausia gyvenimo pergalė šiandien dienai? Čia reikia iš kovų jau atsakyti. Gyvenimo pergalė? Gyvenimo pergalė. Nežinau, kas tau? Net neįsivaizduoju dabar. Tie klausimai tokie. Tau kas į galvą eina? Šiaip džiaugiuosi dabar, kur esu, kokiam lygiai, kur šiuo momentu, kaip gyvenu, kaip treniruojasi, kaip su šeima, santykiai, viskas. Tai tiesiog džiaugiuosi šiuo momentu, kas dabar yra tikrai. Čia mano yra pergalė, sakyčiau. Turi draugę? Turiu. Tai gerai, aš galvoju, kad bus norinčių šito klausimo, žinai, aš paskui pažiūrėsiu Instagram'e, neprirašė. Iš karto užbėgo, žinai, čia tam tikrai yra laimės sudėdamosios dalys. Taip. Kad žmogus galėtų šypsotis. Ok, tada noriu sudeginti tiltus. Klausau. Lietuvos top 3 kovotojus darom. Įsivaizduoju, kad dabar reikia surinkti mums top 3 komandą. Lietuviai. Gerai. Top 3. Rinksim iš visų 3. Pirmas turi būti sunkiasvoris. Ja. Geriausias sunkiasvoris, geriausias vidutinis ir geriausias lengvasvoris.
Nėra kickboxas, MMA boksas. Nesvarbu, ką nori. Įsivaizduok, darysi kokį mišrių kovų turnyrą, 3 prieš 3. Tu esi dalyvavęs 2 prieš 2. Yeah. Ten buvo crazy kažkas. Aš seniau matydavau tik tai takadą ten, žinai, Bušino laikais būdavo. Kur ten 2 prieš 2 ir galvoju, okei. Ir tu Lietuvoje tokią nesąmonę darai. Yeah. Nu, šiaip žiauriai fainai. Labai fainai iš tikrųjų, tikrai. Galėtų kas nors, jei galėtumėt sugalvoti, čia būtų wow. Bet jo, tiesiog darom 3 prieš 3 dabar, dar tokio nesam darę, ne? Nebent tu timėjai norės padaryti. Ir reikia vieno sunkiasvorio, vieno vidutinio, vieno lengviasvorio. Maslabojevas, sunkiasvoris. Jo. Urbanavičius, middleweightas, vidutinis. Kokie aš buvau savęs statysiu? Tai nesakėt, aš sakėt atrink kovotojas. Gerai. Tai, tau geriausias, jo. Taip, tai o lengvasvorį reikia? Kaip man sunkus tam svorio kategorijom, kas gali iš lengvų tai būti? Eimantas. Jo, teisingai, Eimantas Stanionis. O. Atsiprašau. Supratau. Įdomu, jeigu reiktų kitą trejetą, žinai, kuris su kuriuo susitiktų. Tai padažiūrėk, nu rimtai, žiūrėk, dabar ką galėtume pastatyti prieš sunkiasvorį, prieš sierą? Lietuvį. Mes neturim tokių terminų, galvoju. Jeigu gerą stovyklą pasidarytų man tą Rimdeiką. Rimdeika. Jo, jeigu gerą stovyklą prasivestų, būtų gerai su sveikata. Taip, be traumų, be nieko. Dabar su rankas. Jo, tai tada galėtų stot. Ja. Kaip būtų, nežinau, jie kovoja iš tikrųjų, labai kova buvo stipri. Gerai, statome, tada vidutinis. Šit labai daug tų jaunų dabar yra, vienutimėkiai kovotojų, žinai, vidutiniuose. Bet nėra tik daug tų vidutinių, sakyčiau. Visi gaunas tokie lengvesni. Sakau, man prisigalvoju, va dabar ir. Ne, šiaip. Jeigu Urbanavičiui, tai galim su kokiu Kondratavičium statyti. Būtų įdomu. No. Dabar Kondratavičius kontraktą pasirašė. Taip, Danavais contenderiui. Jo, bus visai įdomu, žinai, karjerą stebėti jo. Taip. O gerai, važiuojam. Ir dabar žiūrėk lengvasvorį, ne? Taip. Kadangi Eimantas boksas, tai gal tada statom Egidijų Kavaliauską. Ko šiaip daug kas norėtų pamatyti. Taip, aukšto lygio tikrai turėtų būti. Čia būtų, jo. Tai žiūrėkit, timėjai, jeigu norite, aš realiai paduodu jums scenarijų kalėdiniam turnyrui. Norit pririnkti žmonių, darot va tokį match. Čia bus nurauta galva. 10% užtenka man ir Nagliui. Pats pasidalinsiu. Ja, mes čia. Negopšus. Nesuvalkiečiai. Gerai. Iš tikrųjų, kas yra tau tas inspiration? Kas yra, iš ko tu semiesi, nežinau, ar tai ten kažkokios, sakai, YouTube nežiūri, gerai. Gal yra kažkokios knygos, gal kažkokie filmai. Kas tau yra toksai, padeda įsikvėpti to motivacijos, būti vedliu gyvenime? Sakyčiau, net neturiu tokio, kaip, tarkim, kai kiti turi kovotojus, tokius prieš save. Man gal pats savo pradėjau toks, man čia kaip darbas tampa. Nu, čia realiai man darbas yra, tai net aiškus, kaip mane, pavyzdžiui, tėtis spaudžia ir panašiai, nu paspausdavo. Ir dabar paspaudžia, net to labiau. Tai net tokių kaip knygų nėra irgi, kad kažkas užkabintų. Gal kokį filmą gali rekomenduoti? Aš, pavyzdžiui, kai vadinama off-season, tarkim, kai nesportuoju arba noriu tiesiog atsipalduoti, aš stengiuosi kaip tik vengti kovų žiūrėjimo, ten filmų tokių žiūrėjimo. Jo, aš kokius multikus galiu pasileidžiu žiūrėti, ten kokius šiaip komedijas lengvas, kad žinau, nėra ko apsikrauti man. Nes tada būna per daug pradėti. Taip. Į tą įsigyventi. O iš mažiau žinomų trenerių, kovotojų, kas tai yra palikę didelį įspūdį? Žinai, kaip būna tokie neatskleisti talentai, bet kurie, blemba, kaip pamatai, ką jie daro ir kaip daro, wow. Tai tarkim, mano pats pirmasis treneris Vitas Konradas, KRD treneris, jam visą pagarbą atiduodu už tai, kad mane užaugino realiai. Klaipėdos čia, ne? Taip. Klaipėdas, tai jis mane užaugino, pastatė, viską sudėliojo, po to augant, sakyčiau, Edgaras Vaitechovskis imtynėse, žiaurus. Aiškus, tarp imtynininkų jis tikrai yra pripažintas. Čia faktas, kitaip ir būti negali, daugkartinis Lietuvos čempionas. Mindaugas Kulikauskas, tas pats mano treneris, tikrai. Dabar kol kas nešauna į galvą. Jeigu čia dabar galvoju labiau apie Klaipėdą, mąstau. Jeigu iš, tarkim, keliaujam link Kauno, tai... Labai įdomu. Nu, ką nors tokio, žinai, pasakai gero ant Kauno, kad,
Ne, tai aš nieko prieš neturiu. Ne, bet reikia tą, žinai, atlopyti, ten, kur pasirinkai Vilnių Kauną. Atlopam. Kad yra Kaune, nu, vat kas irgi strigė. Nu, ką nors. Tai pas Lukošiūnus labai man patinka. Labai patinka. Geri santykiai su Lukošiūnais, labai patinka pas juos pasportuoti. Per daug nesu Kaune aš ten sportavęs, daugiau taip pagalvojus. Tai gal Kauno ir užtenka, nes nu Vilnių ten, žinai, vis tiek Sparta viską perimusi. Ja, Vilnius. Šeimininkauja vienas klubas stipriai. Ok. Taip, dar vis tempiu, nes dar aš žinai dėl ko tempiu? Su žiūrovų klausimais, nes galvoju, gal dar vis prašys. Ai, faktas. Okay. Kaip tu galvoji, kodėl Naglis Knišauskas yra išskirtinis? Šypsena. Kaip kovotojas? Kaip kovotojas? Aha. Nežinau, gal kad aš vienas pirmųjų iš Lietuvos, kuris nebijojo, nu, aš nesakau, kad bijojo, gal tiesiog išplaukti į platesnius vandenis. Nes visi Lietuvoje, mes kažkaip, nu, ir išvarėm. Nu, nes, nu, Lietuvoje visi čia užsidarė, gerai, čia gali būti vietoj labai stiprus, bet, nu, išvažiuoja ir ten gauni labai, labai stipriai. Ar tu daugiau priėmei sprendimą vykti ir treniruotis bei kovoti užsienyje, kad ir gal bus ten kovos, kokio, žinai, mažiau žinomos, vis tiek pradžiai niekas neduoda, žinai, hardų. Bet su tą mintim, kad ten yra ir pinigai kiti, ar dėl daugiau galimybės žiūrėjai? Galimybės. Aišku, norisi siekti. Čia atrodo Lietuvoje užsidaro iki tam tikrą lygą, tu išplauki ir sieki. Faktas, taip. Čia kaip ir su visais sportai, žinai. Taip, dėl to norėjusi daugiau. Vis tiek ta siekimybė į UFC, tai čia, nu, klasika. Visiems, žinai. Norėjau klausyti, kur tavo siekimybė, dabar pat pasakai. Taip, nu čia visi. Kaip manai, kiek metų, ar tu turi konkretų veiksmų planą? Tikslą? Tikslas tai visada, tas pats vienas, pavyzdžiui, nu, gal neslėp, mes buvom gavę kontraktą Dana White Contender Series, bet mes jo atsisakėm, nes ten buvo per daug rizikingas. Realiai, kai aš kovau su vokiečiu čia praeitą vasarą, nespėjau pareiti Rūbinę, man vadybininkas skambina, sako, jie siūlo, bet sako, aš sakau ne, bet sako, dar jūsų nori išklausyti. Jisai pats sako, geriau nereikia, nes ten gavas, aš tik sukovau, ten po porą savaičių vėl kovo ir ten tokia, kur po tankų kiša. Kam to reikia, žinai. Taip, nes ten nuo 9-3 žmogus nusimeta iki 8-4, visada 9-3 kovodavo ir ten Pereiros sparingų partneris visada. Tai žinai, toksai greitas dar, svorio nespėja atgauti, nieko nespėja, tai kam to reikia, kai gali, dar laiko yra metų. Nu, protingai reikia daryti viską. Nėra ko labai draskytis, čia toks sportas, kai traumas greit sustabdyti gali. O kiek tau šiaip toks daily svoris? 9,5, iki 9,5 užkėlė. Ir mes iki 8,4, ne? Sunku? Ne. Ne? Jau pratęs? Ne. Aš savo kūną žinau, tai nestresuoju dėl to. Ok. Papasakok, labai aktuali tema ypač jaunimui, nes labai daug kas susiduria kovotojai su svorio metimu, kaip tik priėjama, ne? Kaip pas tave atrodo svorio metimas? Aš nesidraskau. Nes 10 kg? Faktas. Nemažai. Faktas. Aš nesidraskau, mes ten visko per paskutinę savaitę, kaip ten čičienai, ten ir panašiai. Čia nėra ko draskytis. Visų pirma, organizmui žiauriai kenkia. Labai. Ar tai traumus esat paskui? Taip. Tai pas mane trunka vos ne mėnesį laiko tas svorio metimas, sakykime. Pas mane eina su maistu, tos treniruotės yra, intensyvumas yra, vitaminai eina, viskas eina. Ir kuo man arčiau varžybų, to aš jau pabiškai mažinu ir ten man kūnas jau pratęs yra, žinau, kaip ant kiek nukris. Aš jau nuspėju. Tavo einam į detalės. Kaip su maistu mažinu? Pasidalink. Papasakok, ką tu pirmiausia kirti, ar tau kažkas sudėlioja, ar tu pats... Užkandžius. Daug užkandžiauji? Čia taip svorį užsimetė, ne? Čia taip užsimetė. A kas tu mėgstamiausi užkandžiai? Ai, guminukai. Ok. Guminukai, yra. Ok. Gerai, nu, išimam guminukus. Ir kitus užkandžius. Kaip tai mityba atrodo? Mityba? Ką akcentuoji? Aš nesu labai kiaušinių valgytojas, nes neskaičiu, kaip kačiokai mėgstam man. Ok. Ne visi dabar jau? Ne visi, taip. Ką, mėsas eina pas mane viskas. Pradėt žaisti su angliavandeniais, nes tu tiek 10 kg? Per daug ne. Va tas ir yra, kad nereikia ten bele kiek išmesti. Kai kiti visiškai nusiema, nu, mano organizmas man leidžia juos valgyti. Jo. Tai aš juos ir valgau. Bet tu juos turi kontroliuoti ir skaičiuoti, ar aš neskaičiuoju mažini ten... Aš pats jaučiu nedavalgęs, šiek tiek davalgau, žinau, kad aš nusimėsiu. Tikrai. Tai nes neapsėdu, aš nesu sunkus, nelieku. Nu, bet žinai, 10 kg, kad ir per mėnesį, nu... Fakt, nemažai čia. Ar tenka tau jungti kardio?
atbėgimus, nes mačiau, kad kartais mėgsi pabėgioti. Tai čia paskutinį kartą dabar bėgom, šiaip dažniausiai netgi gaunasi, aš paskutinis kartas jau treneris žvengia iš manęs, juokėsi labai, kad mes nuskrendam ir aš būnu mažiau jau negu svorio limitas, nes man būna vats taip. Man kūnas, sakau, aš savo kūną žinau, kad jisai taip sako, eik valgyti tik tai, sako, kad čia darai. Tai va, dabar irgi paskutinį kartą atskridau, buvo apie lygiai, man atrodo, dar nuėjom vakarienę, pavalgiau ten vištienos krušelę, tokį atsigėriau, nes prieš skrydį negeriam nieko, kad į kraują neįsisirptų, nežinau kaip pasakyti čia. Tai atsigėriau ryte, atsikėliau 400 gramų buvo nusimesti, tai čia iš vis nieko. Ačiū. Čia tokia atsikėliau, apšilau. Tau netenka tos tokios sunkios dalios, kur, žinai, hebra eina į pirtis, tie kostiumai, kur prakaituoja dėtis ir ten labai stipriai varyti kardio bėgti, likus parai, kai tenais išgramuoti. Tekia tokių ar jau? Yra tekę, bet stengiasi vengti tokių dalykų. Tai vat, paaiškiai, paskutinį kartą aš su sauna siūto vadinu, bėgau ir į pirtį jau, nes reikėjo 40 gramų numesti, ten 2 minutės nuėjau, paguliau tai pirtį apačioje iš viso. Ir viskas, ir pakilom į viršų, vėl pasisvert normaliai. Nes apačioje tiesiog, kur metam svorį, ten sporto salė nėra svarstyklio, viskas jau nunešta buvo į viršų, dėl to reikėjo eiti. Nuėjom, toks 100 gramų, okei, pareisim, toks greitas. O šiaip stengiuosi vengti, ypač pirčių stengiuosi vengti, nes man asmeniškai kūnas atrodo silpnas po pirties, toksai ištyžęs jautiesi. Aš tai, mes esame su Egidiju Kavaliausku, kai filmavom laidą, apie tai irgi kalbėjo, kad irgi Egis yra praėjęs ir tą mokyklą Lietuvos senąją, gal įvardinkim, nieks gal nesupyks už šitą žodžius, kada būdavo išprakaitavimai, išalinimai organizmo ir ten paskui jau darai gramus, ten visas perbalės stovi ant tų svarstyklių, žinai. Tai irgi Egis, jisai labai gerai pasakojo, kaip jisai likus net keletą mėnesių pradeda svorį darytis ir po truputį maistą kerpa, ten aišku, jis išsiskaičiavęs, turi savo metodiką, kas jam tinka ir viską galima tiesiog puikiai sutvarkyti, iš anksčiau protingai darant, aišku, gal, žinai, iš kitos pusės aš sukalbėjau su keliais jaunais sportininkais šitą temą. Jiems atrodo, kad gal geriau aš save čia paspausiu, pagręšiu ten paskutinę savaitę, negu aš jau ten save ribosiu, likus prasidėjus keli mėnesiai. Bet jūsų kūnui, jūsų organizmui geriau yra, žinokit, iš anksčiau įeidinėti ir neišdrož savęs likus savaitai. Kas įvyksta, kai jūs pradedate save iš skysčių išdrožinėti? Jūs išvarot ne tik tai, kad skysčius iš kūno, bet ir mineralus. Kada mes netenkam tokių svarbių mineralų kaip kalis, kalcis, natris, magnis, automatiškai mes priartėjam prie galimybių susitraumuoti, gali raumenis pradėti traukti, gali širdis pradėti normaliai nedirbti, nes tai yra kritiškai svarbios medžiagos, būtent mineralai. Ir tada, kad mes išvarome, ne visada yra galimybė, kad jūs greitai sugebėsite iki kovos vėl savo organizmą užkrauti tiek svarbiais mineralais, kad jūs jaustumėtės ir žvaliai, ir energingai, ir sumažintumėte traumų tikimybę. Tai va didžioji dalis traumų būtent ir vyksta, kada mes sportininkai iš tikrųjų nepagalvotai išsivaro ir paskui, kas kodėl man taip atsitiko. O todėl ir atsitiko. Faktas, visiškai stinks tam, kad. Ar tu, kai nuvykai į Švediją, gavai kažką tokių dalykų naujų, kas tau, nes tu irgi esi praėjęs lietuvišką mokyklą? Faktas, bet švedai, pavyzdžiui, visi labai skirtingai met svorį. Ten pas mus salė, mūsų daug yra, tarkim, varžybos vyksta, ten švedai turi vietinės varžybas, treneris netgi turi organizaciją. Tai visi skirtingai. Vieni metai jau iš ilgo laiko su maistu, ten skaičiuoja kalorijas, kiti paskutinį dieną drožį ir po to sako, mirštu. Tai iki 4 ryto svorį metą. Čia jau labai. Treneris pats sako, aš paskiau kaip siūlau, jūs rinkitės kaip norit. Nes jie ten kiti kiškablūdina žydai, ten valgo panašiai ištisai. Tu esi bandęs skirtingas kovos menų disciplinas. Netgi atsimenu, čia neseniai teko ir bokso varžybose. Išbandyti savo jėgas. Kas tau vis tiek lieka, ar prie širdies labiausiai? Tai miksas, manau, miksas. Ten to jauti savi. Taip, aš moku imtyniauti viską, kad gali išnaudoti. O bokse tai labai keista buvo iš viso. Čia aiškus taip, šojom ant greičio, sugalvom, varom. Taip ir nuvarom, tas varžybas svarų, net nemečiu, ten už 9-2 kovau, man atrodo, iki 92. Šiaip faina patirtis irgi buvo labai, bet MMA, manau, smagiausias. Iš Lietuvos jaunų kovotojų, ką matai tokių perspektyvių? Kokie sporto rūšis? Imkim, boksas. Kickboksas. Kiek domiesi, nežinau, žinai, kiek?
kaip visada reikia greit pasakyti, toksai užtrumpina. Mes iškirpsim, kad atrodytų greičiau. Operatorius sakė, ne. Lamba. Iš jaunų... Jo, pažinau, paimkim tą patį Igną Pauliukevičių, kuris kovos su Šalkovskiu, ne? Būtų jauni kovotojai, alkani, kaip aš vadinu, ką manai apie Ignas man daugiau boksininkas. Jo, aš pripažįstu tau irgi. Tai dėl šito man įdomu, kaip jis susitvarkys su Šalkovskiu, jeigu Šalkovskis jungs kojas. Bet žinai, jeigu papuls po Igno mėsmalę, tai... Tai va tas ir yra. Dabar čia toks pem. Jeigu Edvinas įsitraukia pas Igną, Ignas gali pakirsti, nes ten bankė tikrai turi. Aš su juos turėjau šparingus. Ten eiktų šiek bankas yra, jis galėtų plytas kapot. Tai va tas ir yra. Jeigu jisai tampys iš toli su kojom žais, tai manau viskas bus gerai. Aišku, ryčias ilga, žinai, kojas viskas. Tai čia man toks pem labai. Bet ten kažkaip su svorio kategorijom, jisai dabar Šalkovskis dauga, man atrodo, ne? Šalkovskis reikia truputį į viršų pasitempti, o Ignui vis tiek reikės daug nusimesti. Už kiek jie kovoja? Nežinau tikrai. Jis už... 9 bus vis tiek. Jo, 9-2, man atrodo, jo. Tai Edvinas jisai žemiau 90 šiaip gyvenime sveria, man atrodo. Aš neįsivaizduoju. Kiek aš atsimenu, jo. O Ignas, nežinau, kada su juo susirašinėjau prieš kelias savaitės, tai 107 ar 8 būtų. Ką čia toje? Tai aš nežinau, gal jau pradėjau. Aš jau buvau stovyklą pasidarę kažkokią dar, man atrodo, į Nyderlandus lygiai planuoju išvažiuoti. Aišku, kai mūsų laidai išeis, tai viskas bus ant nosies, tai čia jau bus dar didesnė intriga ir jo, bus įdomu. Taip. Gerai. Tai jo, tai va šitie kovotojai tokie, man atrodo, kad labai įdomus ir augantis ir bus kažkas tokio stipraus, jeigu teisingai kelias visas bus sudėliotas. Ne, svarbu, kad nenuklystų kažkur. Ok. Apie šaltinius tavo klausėm. O ar tekė pastebėti iš Lietuvos žinomų kovotojų, kokių va, tokių kertinių klaidų, kurių nusprendė gyvenime nedaryti, kaip kovotojas? Kažką tokio esi, kas įstrigė? Kokį pavyzdį, pavyzdžiui, kad kovoja? Koks nors, pavyzdžiui, apsisprendimas, kokio nors kovotojo eiti kovą, kurios galbūt reikėjo nepriimti. Tarkim, kad klaidą padariau eidamas to kovą. Net nepasakyčiau, gal kad... Nes, pavyzdžiui, kitas pavyzdys, kad ir kai kurie kovotojai nusprendžia vis dėlto likti Lietuvoje ir, žinai, neišdrįsta. Čia, tai čia tikriausiai didelė dalis, ne? Taip, čia realiai daugumai reikėtų, jeigu jie nori toliau tęsti kažką, jeigu nori siekti. Jeigu jiems užtenka Lietuvos lygio, tai čia viskas sakėš. Tu sutinki, kad jeigu ne finansinė pagalba, greičiausiai ir tau nebūtų buvo lengva tą padaryti. Faktas, sunku. Nes, čia žinai, vėl mes atsimušam norai, ne visą lygų galimybės. Dar to labiau, kai MMA, tarkim, yra ne olimpinė sporto šaka, tai nei savivaldybės niekas nelabai prisideda prie tavo siekimo. Ok. O dabar tada galim prieiti prie to, kad žiūrovai mums prašė klausimų. Mes dar žinokit, iškėpėm visokius maistus, ten sportus, sales pakalbėsime antroje laidoje treniruotės metu. Tai kam labai bus įdomu, tai būtinai laukite ir pasižiūrėkite. O dabar aš noriu prieiti prie klausimų. Bet prieš tai noriu... Gerai, klausimai. Aš dar tempiu, kad gal dar kažkas parašys. Aš noriu prieiti prie dovanų. Aš visada važinėjau su dovanom ir dovanos visiems patinka. Tai pradėsiu gal pirmiausia nuo savo dovanos ir paskui prie laidos draugų. Tai mano dovanėlė ir kodėl ta dovanėlė. Maišiukas. Šitą maišiuką mėgstu atvežti kovotojams. Šį kartą biškai kitoks. Pirmiausia, tai čia yra toksai daiktas. Čia tavo special edition. Master, ok. Jo, čia yra energetinis papildas prieš treniruotę skirtas kovotojams. Jo sudėtyje nėra labai daug kofeino, bet yra kofeino, kuris stimuliuoja energiją. Ir yra, aišku, skirtingų įvairiausių medžiagų, kurios labai puikiai veikia sinergiškai ir duoda susikaupimo, bet tu neperdegi ir nesijauti išgręžtas. Nes ką būna dažnai padaroma klaida, esu kovotojų tarpe matęs, kada naudoja, tarkim, tuos stipresnius prieš treniruotinius papildus su labai dideliu kiekiu kofeino, kuris yra skirtas jėgos sportininkams ir tu gaunasi greit puoli save išsidraskyti, tada nesiskaičiuoja energijos, nusėda ir jautiesi išgręžtas ir jautiesi labai sunkiai ir atsistatymas ir miegas. Tai šitas būtent pre-workoutas, jisai nėra iš tų sunkiųjų. Jis yra būtent daugiau akcentuotas į fokusą, į susikaupimą, į koncentraciją ir nedidelį energijos stimuliavimą.
Tai labai tikiuosi išbandysi. Ir dabar jau teks tikrai. Jo, tai artėja kovos, aš žinau, kad kas įvyksta, mytyba, žinai, mažėja, tai normaliai organizmui ir energijos daugiau reikia. Taip. Tai drąsiai, žinai, galėsi išsibandyti prieš treniruotę savo. Jo. Gal patiks. Okay. Ir papildas, kuris turėtų būti numeris 1 visiems kovotojams. Pas visus kovotojus keliavau, pas visus vežiau, atvežu ir tau. Tikriausiai jo netekia dar tau bandyti. Tai yra kregatinas. Netekia. Jo, tai yra, mano manimu, vienas iš efektyviausių būtent kreatinų. Daug kartų esu apie tai kalbėjęs. Ir kodėl būtent kovotojams, tai pirmiausia, kad tai yra kretinas, kuris nekaupia vandens. Kodėl kovotojui tai yra svarbu? Todėl, kad jeigu standartinis kretino monohidratas daugiau užkaups vandens, jums gali tiesiog labiau užsipompuoti raumenys. Ir automatiškai sutrumpėja amplitudės, kas nėra kovotojui patogu ir gerai. Ypač, kada mes pradedam artėti prie varžybų ir mums reikia mesti svorį, nes automatiškai kaupiamas vanduo tarp odos ir raumens yra keletas papildomų kilogramų. Tai ką būna daro kovotojai, tai tiesiog nutraukia visiškai kretino monohidratų naudojimą. Šičia nutraukinėti nereikia. Okay. Jį galima visiškai laikyti iki varžybų pabaigos. Kaip žinome, kretinas yra atsakingas už ATP gamybą, tai yra maistas mūsų raumenims, kad turėtume daugiau sprogstamosios jėgos, kuri yra be galo svarbi. Dar vienas įdomiausias dalykas yra, dėl ko aš asmeniškai labai mėgstu ir rekomenduoju žmonėms, ne tik tai stipriai sportuojantiems, tai yra būtent kretinas yra labai efektyvus maistas smegenims. Būtent atlieka kognityvinę funkciją, tai yra gerina smegenų darbą. Daug yra dabar atliekamo tyrimų būtent dėl smegenų veiklos, tai kretiną tikrai galima junginėti ir padeda žmonėms, kurie dirba ofisinius darbus. Taip. Tai va, tai čia yra kretino ir GA junginys. Būtent GA junginys leidžia mažam kiekiui kretino tapti 8,5 karto efektyvesnius. Tai kiek pas mane yra pažįstamų tarpe kovotojų, visi šitą perėję naudoti. Beje, Egidijus Kavaliauskas išbandė Lietuvoje, jam baisiai patiko, aš suvedžiau su gamintoju, kurie dirba ir Amerikoje. Tai kiek aš žinau, dabar Egidijus yra ir kregatinė Amerikoje ambasadorius. Tai tikrai rekomenduoju šitą produktą, išsibandysi, patiks, galėsim pabendradarbiauti, aš tau padėsiu, kad pasirašymas būtų sklandesnis. Tai va, mano dovanėlės. Ačiū labai. Ir dabar turiu didelę dėžę, pirmą kartą didelę dėžę. Čia kauniečiams, tai va, žinai, aš dabar jau bandysiu užglaistyti visus tavo tiltus, kur tu čia, žinai, ne taip kažką gal pasakėjai. Visų pirma, žiūrėk, tu atvažiuosi į Kauną. Gerai. Realiai važiuoji į Kauną turi būti jau su kuo? Su NOK apranga. Suprantat, kauniečiai varot į kovų turnyrus, varot su NOK. Ne? Tai iš karto pagalvojame, žinai, kad tu užvažiuosi kažką, gal ne taip pasakysi ar kažką, žinai, kad atvažiuotum su NOK apsirengęs į varžybas. Mes eisim į salę, galbūt kažką galėsim užsidėti, pasižiūrėsim, kaip čia ant tavęs tinka. Tai Matufa iš karto sako, jo, jeigu važiuoja pas Naglį, reikia važiuoti su NOK. Ir iš čia, žinau, krovį į prikrovį. Pažiūrim, ką čia. Pasižiūrim, dar. Pažiūrim. Nežiūrėjai? Ne. Okay. Aš žinau, kad metį didėjo, manęs paklausė, sako, koks dydis, mes su apsitarėm, kad turėtum į šitą L lysti. Tai žiūrim, ar net tik selas, gal nebus per didelį. Ne, Maikė gerai. Maikė gerai bus. Čia bus maikutė. Jeigu netiks tavo, netipa. Man tai neduoda, aš turiu pirktis, ne, kartais duoda. Draugai negaili. Yra šortai. Man žiauriai patinka Nokia, ta tokia pas juos... Vintažinė. Jo, tas visos spalvos, žinai. Aišku, kaip be Noko kojinių. Žiauriai geros. Kai čia? MMA šortai. Jo? Jaučiu, aš tokius irgi gavau dovanų, žinau. Oi. Dabar gausiai MMA trenkyti. Aš šiaip esu su Matu filmavęs vieną laidą. Imtynių, nematei? Ne. Aš tau atsiųsiu. Gerai. Ta pažiūrėsi. Žiūrovai žino šitą. Ta pažiūrėsi. Jo, čia šortai šti geri. Aš tikrųjų, jo, tai aš juos šiandien užsidėsiu. Aš kaip tik gavau dovanų. Čia bus vėl maikutė. Man atrodo, šitą žiauriai gera. Čia kuria tokia traukta maikutė, tik nežinau, šitą su rankovėm ar be rankovių. Jo. Ačiū, kažkaip daug to pridėjau viską. Gerai. Matos. Nepavydėk. Dar vieni šortai. Čia apatiniai gal? Kaž? Ne, Maikė jau čia. Ne, čia aš jau matau, kad čia... Jo. Ai, okei. Čia jau kovotojų, nes labai trumpi. Čia jau aš į salę, kaip su kočiokais tokiais nelabai nueisiu. Kaip su triskeliais būtų. Jo.
Nu, čia ir dar vieną maikutę matau. Jo, tai čia jau Konkrečiai nuoširdžiai pavydžiu. Ačiū. Tai didelis ačiū Knockdownwear, hebrytei, ačiū Matuf, ačiū Karolinai. Iš tikrųjų, jeigu jo varot Kaune į UTMI varžybas, visi suprantat, kad varot va, su Noklu. O ir šiaip gatvėse nepamoina vaikščiot. Tai jo, man žiauriai patinka tą, ką jie daro, kaip jie daro, Vilniuje beje atidaro firminę parduotuvę. Mačiau, kad jie kažkada dabar. Tai gal kažkada ir Klaipėdoje bus. Gal. Tai norėjau dėti į savo pusę. Gerai. Šį kartą jau tau atiduodu. Tai va, tai iš tikrųjų mes daugiau pakalbėsim dar apie viską antroje mūsų laidos dalyje, žiūrovai. Ne, ką šis vaikstų klausimai. Gal norėjai pasilikti salį, bet ne, davai čia. Ne, skirtumą. Davai. Kiek turim dar laiko? 12 minučių? Nu gerai. Spėsim. Dovanų gal. Šitą tai tikrai negirdėjus. Ne? O, kreatinas paprastas, krelkalinas. Krelkalinas, aš tau šitai pasakysiu, kiek man tekė naudoti, kiek tekė bendrauti su sportininkais, kurie bandė, nieks nesuprato, ar jis veikia. Tai dažniausiai visi naudoja dėl to, kad, kaip ir rašo, kad turi veikti, bet nieks jo nėra pajauti. Jeigu kas nors pajautėte, kaip veikia krelkalinas, parašykite komentarus, labai norėčiau išgirsti. Niekart nei iš vieno, nei sportininko, nei sportininkės iš skirtingų sporto disciplinų neteko girdėti, kad turėtumėt poveikį ir jausmą, jog naudojate kreatiną, naudodami krealkaliną. Tad manau, kad ten yra biški shit. Ir dėl privarkautų įdomu, nes šiaip vengiu visada, nes dėl to pačio perdegimo, žinai. Jo, bet šis, kadangi jis yra sudėliotas būtent jūsų sportui, tai manau, turėtų būti labai neblogai. Bus įdomu. Mes bandėme Fighters Land MMA klube su kovotojais, tai būtent jis nebuvo kažkoks stiprus. Jeigu kažkas yra įpratę prie stiprių privarkautų, sakys, čia silpnai veikia. Bet šis ir nėra apie tai, žinai. Nes nėra, kad aš širdies drožti irgi per daug. Gerai, varom. Let's go. Ar teko šparinguotis su Hamzatu, jei taip, kokie įspūdžiai? Hamzatas buvo mano... Hamzatas, atsiprašau. Viskas gerai. Hamzatas buvo mano realiai kasdieninis partneris. Mes su juo treniruotės kiekvieną dieną drilai, sparingai. Tai čia mano kasdienybė būdavo su juo, kol jis buvo Švedijoje. Tai kokie 3 metais buvo drožyklos. Stipriai, labai su juo. Tai čia, žinai, šiaip gerai gauti sunkius partnerius. Tai turi patirtį, žinai, stiprią, kad galėtum pats šokti į priekį. Taip, dėl to tai sakau. Bet labai smagiai iš tikrųjų. Aišku, tą patį pradžią welcome sparring, tai buvo tokie specialiai neužsmauginėjo daužo. Tai... Ant stovėsino daugiau? Ne, nusimeta daužą ir neužbaiginėjo. Toksai, tokį, turėjo. Bet visi šitą praėjo, kas su juos sparingavas. Dirbo. Žiūrėjau, geras klausimas. Čia bus, aišku, daug klausimų, kas susijęs su kova ir Dominiku. Viskas gerai, faktas. Visiems labai įdomu, tai žinai, mes, Taip. Klausimas, kiek užtruktum su Dominiku pagal MMA taisyklės? Per 1 minutę. Ką darytum, žiūrėk? Ar guldytum ir dakapotum, ar laužimą kokį darytum, ar, stovėsina, tai turėsi dabar progą. Čia, jeigu MMA, tai jau reikia nusimesti, faktas nusimešiu, nežinau, gal nesmaukčiau iš karto. Pultum kapotą? Dar biškit, tai truputį. Padaužom, pasmaugiam, Pažaisti. Taip. Supratau. Sveikas, Nagli rašo, kaip tu jautiesi, jog žinai, kad teks kovoti su Timėjai karaliumi Dirkščiu. Ujaus karalius? Nežinau. Tiesiog tokį karūną. Kažkam karalius? Kažkam karalius, kažkam ne, tiesiog, taip. Okay. Toks ir atsakymas jaučiu, kažkam karalius, kažkam ne. Tai kažkokios nėra perdėtos emocijos. Ne, jis man kovotas kaip visi, Aš šiaip gal dabar būsiu nelabai populiarus, žinai, ypač prieš kauniečius. Aš asmeniškai į Dominiką žiūriu su tam tikrą pagarbą. Galbūt man pasakysiu šitai. Man nepatinka, kaip jisai elgėsi bendraudamas su žmonėm. Tas toksai savo kartais atrodo, jog per daug leidžia pasakyti. Bet aš kai stebiu jį kaip sportininką, kaip kovotoją, jis dažniausiai padaro tą, ką pasako. Ir nereikia jo nuvertinti, sakyti, jis yra tik šaumenas. Jis yra labai didelis šaumenas, bet jisai dirba ir jisai padaro. Iš savęs statymas man asmeniškai taip nepatinka, bet kaip kovotojas žiūriu ir kartais galvoju, wow, bachūras, bičas jaunas, varo gerai.
Kur jis eis, aš nežinau. Taip. Labai svarbu, kad jis nepamestų kelio dėl to kelio. Tas dažnai vyksta. Nu, bet nes realiai jisai yra didelė irgi labai dalis įtėmiai. Labai. Jisai, Rimkenzo, taip, nu jie va tokie. Rimkenzo dabar jau eina į pavėsį, man atrodo, dabar federacijoje. Su tam tikrais pasisakymais ir pralaimėjimais. O Dominikas jis yra on the top, tai šiaip bus labai įdomu, jeigu tau pasiseks jį nuvainikuoti. Aš asmeniškai tikiu ir žinau, kad daug kas iš kauniečių to tiki. Manau, kad taip. Aš kiek kalbėjau asmeniškai, kadangi labai daug bendrauju su žinomų kovotojų, tai mes vis pasišnekam apie jūsų kovą, tai daug kas mano, kad tikrai pagaliau Dominikas gaus tikrai sunkų priešininką, kur turėtų būti tau tikrai pergalė. Gerai. Vėl tas pats, kelintame raunde planuoju įveikti Domą. Čia dabar kickboxą, ne? Jau dabar atėjančių varžymų. Nežinau, jeigu daug lakstys, tai ant galo, jeigu ne, tai ir anksčiau laiko, tikiuosi. Jis gali bėgioti, jis mėgsta tokį atstumą iš pradžių, žinai. Tai dėl to ir sakau, čia priklauso, kokį pasirinks. Kokį taktiką. Turi planą pulti ar? Ne, dar per daug, nestresuom dėl to. Nesakysim. Čia tikriausiai rašo žmogus iš Klaipėdos krašto, klausė, aišku, už Naglį, Naglis už tave. Kokiam sporto klube rekomenduotum Klaipėdoje pradėti sportuoti? Žiūrint, ko nori. Kalbam gal apie, tarkim, kovinį sportą. Nes jeigu šiaip į salę, tai iki Gym Plusą, čia viskas neblogai. Neblogai? Jo, aš nežinau Klaipėdo geriau. Viskas gerai, aš nieko nesakau. Klaipėdo jūs turite dar ką, Lemon Gymą? Turim Lemon. Ir apelsinas kažkoks yra. Yra apelsinas, yra Impulsas, yra Sportgate'as. Impulsas ne tas pats, kas Lemon Gymas? Ne. Nes jie kitur tai susijunginėjo, ten buvo Pirko. Nes čia tai ne, mes neturim Klaipėdo Lemon Gymo. Grinai kaip Lemon Gymo nėra? Ne. Čia gal taip, gerai, aš nediskutuoju, nes gal nusišnekėsim kažką, paskui, žinai, čia nereikia. Taip, gausim po to. Dar Sportgate'as, man atrodo, yra. Ja. Bet vis tiek, aš manau, kad Gym Plusas Klaipėdo geriausias. Gerai. Tai dėl kovinio. Kovotojų, jo. Kur žmogus nori pradėti? Ką rekomenduotų? Kur eit? Kovinis boksas. Jeigu dėl bokso Visata. Visata? Jo, bokso Visata. Bokso klubas visai nieko, sakyčiau. Visada, kai eini grupinės treniruotės, turi pats įdėti pastangų, ne tai, kad prie tavęs ištisai visi praeis. Čia visur tas pats, visos sporto. Su grupinėm jau taip. Taip, čia kitaip nebus. Visiems reikia skirti dėmesio, kickboxas, tai, nežinau, nešauna nieks į galvą dabar taip. Neturiu gal dabar taip greitai. K1 akademija yra, Find Your Strong yra pas mumis, tai po to MMA. Lutadoras yra, MMA klubas vadinasi Lionas, Team Lion MMA ir man atrodo viskas. Tai va, kažkas tokio. Kokį patiekalą valgysi laimėjęs kovą prieš Dirkštį? Burger. Kokį burgerį tau patinka? Jautienos, mediumas, bet nesmešas, tik nesmešas. Ja, tokia stora, mėsyta. Gerai ir minkštas, skani bandelė. Taip. Matau akise. Taip, selė išbėgo biškai. Blemba. Biškai praėjau per daug laiko nuo pusryčių. Gerai. Toliau. Gerai, skaitau, žinai, ką rašė, bandau, žinai, kartais perfiltruoti, ir čia tikrai reikia perskaityti, nes galiu pasąmonę. Faktas. Kai nugalėsi brutaliai išjungdamas kačiuką, su kuo sekančiu norėtum susikauti iš Lietuvos kovotojų? Mąstei apie tai? Nesumastęs kažkaip, nes net nežinau. Nebent turi pasiūlymą, aš tai nežinau dabar. Tada su kokiu 90-iniu, žinai. Nu, nebent tas pas Šalkovskis, žinai. Kategorijoje. Tas pas Šalkovskis. Nu. O jeigu su mažiau... Ne, galvoju, su Šalkovskis Dominikas kovojo su Narausku Mindaugu, bet jis dabar... Per mažas. Jo, ir jisai dar negrįžęs į formą, jam ta koja buvo. Matufas sakė, už kickboksą nebegrįž. No. Nori... No. Matufas sakė, jeigu kovosi tik už MMA. Palauk, bet jam biškis svoris per mažas. Bet jisai apie 80, ne, šiaip jo dėlį yra apie 80 kažkeli. Aišku, jis kovotai eina už 77. Taip. Tai nebent pasiliktumėt svoryje.
Bet, tu aukštas. Matas ir yra, kad, matai, nėra tiek daug iš tikrųjų čia pas mus Lietuvoje to tokio viduriuko. Yra arba maži, arba didelį. Nu, tarp tų dabar, aš kaip sakau, augančių tarp 80-90 tam tarpe yra. Tai va, gali būti, tikrai. Ten vat, ir juodpušis. Ja, su to tenka padirbti. Šitas dabar Palangoj, kur sportuoja pas Ąžuolą, Deividas jo. Galėtų būti. Galėtų, laisvai. Yra variantų. Gerai, varom toliau. Koks naglio ūgis ir rankų ryčias? Ryčio nežinau, labai seniai matavęs. Matuosim? Gerai. 3 metrų. Gerai. O ūgis 1,92 kažkur. Kažkas tokio. Jeigu norėsite... Su šukosina be šukosinos. Jeigu norėsite sužinoti naglio ryčą, žiūrėkite mūsų antrąją laidą. Kada UFC pies palaiko visą Lietuvą? Tikiuosi, kuo greičiau. Greičiau. Taip, tai yra greitai. Nuo kelių metų pradėjai sportuoti ir kokį kovos meną. Aš kadangi žinojau, tai aš neklausiu, bet gali pasakyti žmonėms gal įdomu. Tai realiai pradėjau 5 metų, nuo karate viskas pas mane prasidėjo. Okay. Kokia yra tavo svajonių mašina iki 2010 metų? Čia tikriausiai turime omeny iki 10 gamybos. Ja, supratau. Iki 20. Aha. Mersas E103 tada AMG koksai būtų, arba Porsche 911, bet tada turėtų būti dar senesnis, jo, ne tų metų, nes... Jo, ten buvo 911, ten tas senesnis buvo, tai bau. Arba Esnikas, irgi senas bangis, kupas. Su jau šarvuotais langais. Bronikas. Jau ten medžio imitacijos salionas. Gerai. Geras tavo skonis. Tai kaip prasidėjo kovinio sporto kelias? Tokia trumpa versija, žinai. Trumpai tai viskas prasidėjo, buvo beveik 5 metai iš tikrųjų. Atvedė mane tėtis į salę ir... O neklausi niekada tėčio, o kodėl mane atvedė į tą salę? Kodėl tenais? Kodėl tenais būtų? Tėtis, man atrodo, kiek aš tiksliai pamenu, jis labai norėjo, kad būtų ta disciplina, viskas, kad nebūtų tokia laukinė, nes vis tiek, kad nebūtų, net nežinau, kaip nebūtų tokia rajono salė. Norėjo tos disciplinos, visko, kaip žinom, rytų kovos menai visada turi to tokį... Jo, ypač karate labai. Ten yra ir filosofija. Taip, dėl to, vat, ir sustato discipliną, viskas, žmogus, taip, klauso. Dėl to, manau, ir taip kažkaip ėjęs, tada nuo 12 kažkur metų sambadas jungia, po to MMA 14 metų pirmas varžybos mano buvo ir taip pat iki dabar žygiuoja. Okay. Čia tikriausiai bus dabar jau paskutinis klausimas. Okay. Jo, nes daugiau niekas nekrito. Gal paskui dar, jeigu kris, galėsi pažiūrėti antros laidos dalyje. Bet šiaip žiauriai įdomus toks, gal čia pažįstate žmogus, nežinau, gal kažko aš nežinau. Koks tavo mėgstamiausias meno kūrinys, apimant visas meno rūšis? Geras, tikrai geras klausimas, ne kasdienis toksai. Aš žinai, kaip būna perskaitę ir galvoju, o ką aš atsakysiu? Jo, čia toksai. Aš žinai galvoju, gal aš nežinau, gal koks nors meno kritikas. Ne. Ir gal iš kokį išausi ten kokio nors dailininko paveikslą, kurį man šiaip gali belenką skaityti, aš vis tiek sakysiu, jo, okei, fainai, nes aš nežinau. Taip, Mona Lisa, va. Mona Lisa, toks nuvalkė. Ne, labai nuvalkė. Ja, bet, Leonardo da Vinci. Parodysiu da Vinci antroji daly. Gerai, paliekam šitą, pagalvoti. Ja. Daugiau nieks ne... Antroji daly atsakysiu šitą. Nieks neįkrito. Pasitikrinau, tikrai nekrito. Šitas tikrai geras buvo. Geras. Mašina, svoris, tas. Čia kai kurie klausimai, matai, kartojasi apie Dominiką, kaip greit nukirsti. Na čia visiems. Jo, tai... Topikas dabar. Kaip, tada šiam kartui sakau, žiūrovai, labai jums ačiū. Ir turiu vieną dar idėją pabaigai, kad būtų įdomiau. Tie, kas žiūrite, senokai teko šitą daryti. Tai Naglio dar nesakiau, bet Naglio artėjančios kovos garbė ir šitos laidos išėjimo garbė noriu paskelbti 20% nuolaidą, papildys tą shop būtent kregatinui visam. Tai kregatinas yra pas mus dviejų skonių, yra original, kurį turi Naglis dabar gavęs. Ir yra dar kitas apelsininis, kuris yra apelsinų su stevija saldintas, apelsinų tokio lengvo skonio. Tai kas kaip ką mėgstate jau, aš asmeniškai naudoju visą tą beskonimą kažkaip. Kadangi aš rytais geriu jį prieš pusryčius, tai man asmeniškai norisi skonių, kad nebūtų. Tai 20% 72 valandas
nuo šitos laidos išėjimo. Reiškia, turėsit galimybę pasinaudoti šią puikią progą, kurios nėra buvę, būtent dėl kregatino, tik tai tie, kas pažiūrėjote laidą. Tai va, tokia vadovonėlė, o su jumis visais susitiksime antroje laidoje.